Sveiki visi, šiandien aš Ieva Dunčytė, Pagirkime aptarnavimo projekto ambasadorė, sveikinuosi su jumis ir šiandien svečiuose mūsų pasikalbėjimuose, pokalbiuose turėsim jau daugelį metų projekte dalyvaujančios įmonės Fėjų kepyklėlės vadybininkę Daivą Kalinauskaitę. Tai sveika Daiva. Sveiki, Ieva. Labai džiugu, kad sutikot padalyvauti, pasidalinti savo patirtim ir įžvalgom. Ir pirmiausia, tai dar kartelį sveikinu Jūs 24 metais tapus nugalėtojais ir gavus geriausiai klientus aptarnaujančios kepyklėlės projekte statusą. Žinau, kad ne vienus metus esat gavę šį apdovanojimą, tai sakykit, ką reiškia šis įvertinimas, kaip pavyko pasiekti tokių rezultatų. Smagu, kad įvertinimas yra ne tik diplomas, nors jis pas mus stovi garbingoje vietoje, klientai jos mato, nemažai komentarų sulaukėme, bet ir iki tol iš tikrųjų buvo tas toks atgalinis ryšys su žmonėmis, kurie sakė, eikit, 2004 jūs visais metais patys geriausi ir šauniausi. Ir kaip tik šiandien turėjau klientą, iš tikrųjų, kuris buvo susižavėjęs, sakė, šaunuoliai, kokie jūs faini. Daug pagirų iš tikrųjų sulaukėm ir smagu. Ir matyti ir jiems, mums to labiau iš tikrųjų. Labai džiugu girdėti, kad pastebi žmonės tą įvertinimą, atkreipia dėmesį, tai tikrai pamotyvuoja turbūt komandą. Ir taip pat norėjau pasiklausti, ar renkate kažkokius atsiliepimus iš klientų? Kaip visi šiais laikais, aišku, turime socialinius tinklus, nors mūsų klientai yra vyresnio amžiaus žmonės ir kai kurie netgi labai garbingo amžiaus žmonės, tai mažai dėmesio mes kreipiam, nors pasiskaitom, žinoma, įdomu visą laiką. Dažniausiai tas ryšys su klientu yra čia ir dabar. Žmonės drąsiai iš tikrųjų išsako savo nuomonę, kas patinka, kas nepatinka, būna visko. Smagu iš tikrųjų, tikrai smagu. Neklysta tas, kas nieko nedaro, kaip sako, ir dėl skonio nesiginčiama, bet stebina, nebijo žmonės taip tiesiog gyvai iš karto sakyti kažkokį atgalinį ryšį. Daug kas vis dėlto kažką komentuodamas labai mėgsta paslėpti po tuo anonimo vardu. Vėlgi pasikartosiu, kadangi vyresnė karta yra mūsų klientai, tai nežinokit, iš tikrųjų drąsus pakankamai žmonės, vėlgi nuo žmogaus priklauso, būna tokių, kur, žinoma, tu niekada, klientas, kuriam tu niekada neįtiksi, būna ir tokių, bet šiaip tai drąsiai, iš tikrųjų drąsiai, jeigu kažkas nepatiko, gal kukliai, gražiai, bet pasako savo nuomonę, o jeigu patinka, tai gali 10 minučių kalbėti, iš tikrųjų nesustojant, labai smagu iš tikrųjų būna. Nepaslaptis, kad klientų aptarnavimo srityje tikrai nemažai įmonių susiduria su gan didelė darbuotojų kaita. Tai atskleiskit, kaip sekasi su darbuotojų kaita, kaip sekasi pritraukti darbuotojus ir kaip sekasi pritraukti klientus. Esame maža įmonė, darbuotojų kaita yra labai nedidelė, pati dirbu 10 metų ir iš tikrųjų tikrai labai nedidelė. Nežinau, gal pasitaikė tokie žmonės, kurie, iš tikrųjų, jie dirba ne kažkam, o dėl savęs. Mano direktorė mėgsta sakyti, sakė, čia ne mano kepyklėlė, čia jūsų kepyklėlė, iš tikrųjų, tokie žmonės. O dėl klientų, aš manau, kad skonis, iš tikrųjų skonis, sugrįžta dėl to, kad skanu, dėl to, kad šviežia. Neturim jokių šaldytų produktų, viskas gaminama rankomis, kiekvieną rytą nedidelis kiekis produkcijos pagaminamas ir jeigu tu šiandien nusipirkai sausainių ir tu nori jų rytoj, yra didelė tikimybė, kad tu vėlgi gausi juos iškeptus ką tik. Išsiskiriam šitoje vietoje tarp kitų kepyklėlių, iš tikrųjų, galbūt sakau, kadangi yra šeimos įmonė, yra vienintelė kepyklėlė, yra mažas verslas, galbūt dėl to, bet mes to didžiuojamės. Dar labai noriu pasmalsauti, koks jūsų įmonės sprendimas, pasiūlymas galbūt klientams asmeniškai, jums asmeniškai labiausiai patinka. Ar kažkokia inovacija, arba kažkoks ekstra žingsniukas, ką daro dėl klientų, ką gali pasiūlyti klientam. Greičiausiai tai, kad mes galim tikrai žmogui duoti išsirinkti, nes parduotuvėse jūs
perkat akimis. O mes turim galimybę atpjauti jums torto gabaliuką, įdėti sausainių paragavimą, jūs tikrai galite išsirinkti. Švenčių laikotarpiu ruošiat kažkokias dovanas, tarkim, tortas, pyragas, sausainiai, arbatytė. Norint, jūs galite kažką pridėti, kažkokį žaisliuką, dar kažką. Vietoje atvykus yra supakuotų dovanų, kurias galite išsirinkti. Iš tikrųjų, tai klientams yra pakankamai patogu. O jeigu vieną iš šitų išvardintų reiktų išsirinkti, kuris labiausiai atrodo, kad kuria didžiausią vertę klientam? Tai turbūt, kad jeigu aš nežinau, ką rinktis, galiu atpjauti ir torto gabalą ir drąsiai duoti žmogui ir už tai negausiu velnių. Va, supratau, smagu labai, iš tikrųjų, šitas turbūt didelis yra privalumas, lyginant su prekybos centrais, kur kaip ir vieni tik akytėm paragauti. Taip pat norėčiau pasmalsauti, čia labiau gal tokia asmeninė nuomonė. Kaip manai, ar turi įtakos geram klientų aptarnavimui įmonės dydis, kad tarkim galbūt mažoms įmonėms yra lengviau gerai aptarnauti klientus, galbūt kaip tik didelėms yra žymiai lengviau gerai aptarnauti klientus dėl aprašytų klientų aptarnavimo standartų, aiškių žingsnių darbuotojams, ką jie turi daryti. Ar turi tai įtakos, jeigu taip, kuriems lengviau galbūt? Ir ar patys turit savo aprašytą klientų aptarnavimo standartą? Dažniausiai mažos įmonės tokio rašytinio neturi iš tikrųjų. Ir mes irgi neturime, bet vėlgi pasikartosiu, turbūt nuo žmonių priklauso, net jeigu tu dirbi didelėje įmonėje, reiškia, tu atlieki tuos aprašytus standartus, tu vis tiek toliau bendrauji su klientu, vis tiek tas ryšys jisai yra, nori tu ir nenori. Ir jeigu tu esi žmogiškas, jis atsiranda. Tai kaip, toks svarstytinas dalykas, kaip ir sakyčiau, kad lyg mažom įmonėm šitoje vietoje yra lengviau, bet lyg ir, jeigu tu esi žmogus, tai jokio skirtumo, kur tu dirbi. Aš manau, klientas pajaus tą, nuoširdumą iš tikrųjų aptarnavimą. Bet, esu linkus link mažų labiau. Gal taip iš tikrųjų, nes kiek rodo įvairūs tyrimai ir kiek patys matuojam ir stebim klientų aptarnavimo tendencijas, tiek lyginant su užsieniu, personalizacija ir tas žmogiškas ryšys su klientu turbūt vis dar išlieka vienas didžiausių kliento lūkesčių, ką labiausiai mėgsta ir vertina klientai. Tai panašu, kad jums tas visai puikiai sekasi, jeigu su klientais vis tiek bendraujate artimai, daug, kiek girdžiu, gan daug nuolatinių yra tų klientų. Ir apart to, kad kuriat gražias klientų aptarnavimo patirtis, patys esat klientai, visi mes turbūt kiekvieną dieną vis tiek esam klientai. Jeigu reiktų prisiminti kažkokią gražiausią klientų aptarnavimo turėtą asmeninę patirtis, kur nuėjau ir pagalvojau visur ir visada, visus turėtų aptarnauti taip, nes tikrai kelia šypseną. Kokia tai būtų? Tai kaip prieš tai išnekėjome apie didelės įmonės ir tą aptarnavimą, tai mano geriausia patirtis turbūt yra Markučių Maksimai. Ten tikrai dirba puikūs žmonės, kiekvieną dieną išeinu iš ten su šypsena. Daug patarimų, gera nuotaika, tikrai blogos patirties ten nebuvo. Tai esu labai dėkinga, dėkui. O va, puikus, gražūs žodžiai Maksimos įmonei, sveikinu su tuo. Ir jūs sveikinu, linkiu ir 25 šiais metais išlaikyti savo įvertinimą ir toliau kurti pačias gražiausias kliento aptarnavimo patirtis. Okay.